Jaunalietuvių sporto organizacijos mokyklos darbuotojai įstaigos veikla pasiūlė domėtis antikorupcijos komisijai. Teigiama, jog savivaldybės įmonėje yra įsteigti etatai, kuriuose dirba mistiniai žmonės. Dėja korupcijos apraiškų mieste ieškantys politikai jau dabar teigia, jog pati korupcija kol kas visuomenėje sunkiai suprantama. Daugiau kaip 10 metų Jaunalietuvių sporto organizacijos mokykloje dirbantis šaudymo treneris teigia, jog įstaigoje yra įsteigti etatai rengimų priežiūrai, tačiau už šį darbą mokami pinigai nežinia kam, darbuotojams, kurių niekas ir niekada nėra matęs. Įrengimai visi, kur stovi, taip pat individualūs, pirkti ir jie kainuoja sponsorių pinigus, ir turbūt suprantat, kad čia ne viena tūkstantį kainuoja. Ir kada tie įrengimai yra pastatyti, ir dar pačiam reikia prižiūrėti, ir kada žmogus sužinai, kad yra etatai, tai pradeda mintis, turbūt sakyti nereikia, kokios darosi. Savivaldybei priklausančioje įstaigoje egzistuojančių etatų, darbuotojų pavardėmis bei mokamų atlygių pasiūlyta domėtis antikorupcijos komisijai, kuri šį darbą delegavo savivaldybės administracijai. Mat komisijos pirmininko teigimu, panašu, jog iki šiol kauniečiai sunkiai nujaučia, kokie veiksmai gali būti įvardinami korupcija. Žmonės labai daug kur mato įvairių korupcijos apraiškų. Paprasčiausiai kartais būna tai ne korupcija, o tam tikras aplaidumas, savo pareigų nevykdymas ir panašiai. Jaunalietuvių sporto organizacijos mokyklos direktorius įstaigos veikloje korupcijos nemato, o etatais ir misiniais kolegomis nepatenkito trenerio bendradarbiai tai vardina sąskaitų suvedimu ir naudos savo ieškojimu. Jeigu jis nemato savo naudos, nieko nedarys, jeigu jis nemato savo naudos. Čia iš tikrųjų kvepia kur nors korupcija ar ne? Alikit jūs ten. Galimos korupcijos apraiškas, etatų skaičių bei darbuotojus ir jiems mokamo atlygio dydį privalės išsiaiškinti savivaldybės administracija. Per metus įstaigos darbuotojų atlyginimams išleidžiami beveik 2 milijonai litų, o Jaunalietuvių sporto organizacijos mokyklos reikmėms vos per 150 000.